Pagrindiniam meniu taip pat matome inventorizacijos funkcijas. Tai jas turime dvi – momentinė inventorizacija ir didesnė inventorizacija. Tai momentinė inventorizacija atliekama darbo eigoje, tai kai reikia greitai patikslinti kažkokios tai prekės likutį. Inventorizacija daroma jau, kai skaičiuojame didelę sandėlio dalį arba visą sandėlį. Tai jeigu įeisim į inventorizacijos meniu, tai čia matome prekių eilutes, kurias turime pas mus sandėlyje. Jeigu nusiskanuosiu vieną lokaciją, kurią skaičiuosiu, tai mums užfiltruoja iš karto tas prekes, kurios pas mus yra toje lokacijoje. Užsifiltravę lokaciją, skanuojame prekes ir jas skaičiuojam. Tai nusiskanuojam pirmą prekę, ta eilutė iš karto atsiduria viršuje ir tada galime skaičiuoti ir vesti kiekį, kokį suskaičiavome. Tai jeigu kiekiai skiriasi, tuomet jie atsinaujina ir užsidega iš karto į tą eilutę raudonai, reiškia, kiekis neatitinka pradinio kiekio. Suskaičiavę kiekį, spaudžiame mygtuką pritaikyti. Tai reiškia, tą eilutę patvirtinam ir kiekis atsinaujina. Tuomet galim skanuoti kitą prekę, kuri yra pas mus toje lokacijoje. Ir vėl ta prekė tada važiuoja į viršų ir analogiškai skaičiuojam tą prekę. Jeigu tų vienetų turim nedaug, tai galim spausti pliusą arba minusą. Jeigu prekių turim daugiau, tai tada įvedam skaičius rankiniu būdu. Jeigu suskaičiuojame prekių mažiau, tai tuomet užsidega eilutė geltonai. Spaudžiam pritaikyti. Ir jeigu turim dar prekių sandėlyje, tai skanuojame. Nuskanuota prekė vėlgi šoka į viršų ir belieka tada įvesti tik tais kiekį. Ir galime tada pritaikyti. Kiekius matome, galime leisti arba drausti matyti kiekius, kuriuos skaičiuojame. Tai turime nustatymus, kur galime paslėpti produkto kiekį. Ir tuomet skaičiuodamas nematau, kiek yra vienetų tos prekės, negaliu tiesiog įvesti kiekį, koks yra parašytas ir turiu suskaičiuoti rankiniu būdu ir įvesti tiek, kiek ten radau. Tai reiškia, jeigu šitaip įvesiu, tai galiu pritaikyti naują kiekį. Tai taip atliekama didesnė inventorizacija, kai inventorizuojam didesnį prekių kiekį. Jeigu inventorizuojam mažesnį prekių kiekį, tai ir momentiškai tą reikia padaryti, pavyzdžiui, darbo eigoje, tai mes naudojame meniu momentinę inventorizaciją. Tuomet mums įsijungia šitas meniu, kur turim nuskanuoti lokaciją ir prekę. Tai nusiskanuoju lokaciją, kurioje noriu pataisyti prekės likutį ir nusiskanuoju tą prekę. Man rodo, kiek vienetų toje lokacijoje turiu. Jeigu suskaičiuoju, kad ten yra kitaip, tai tuomet pataisau kiekį ir atnaujinu inventorių ir likutis pas mus pasikeitė. Tai taip atliekama momentinė inventorizacija.